Labas rytas. Trečia vlogmas diena. Šiandien taip miego noriu, o siūlas. Žiauriai. O, kaip suderinau, šiandien bus violetiniai vokeliai ir lipdukai irgi tokios pačios O, va čia tai geras, žiūrėkit. Ir koks lipdukas. Kur mano dovanėlės? Aš šiandien nieko nerandu. Čia dovanėlės ir aš nematau. Tai čia yra lipdukas, o čia yra dovanėlė. Ir aš nieko specialiai nedariau. Tiesiog paėmiau taip, kaip norėjau ir žiauriai mielai gavas. Va tokie šiandien violetiniai besmegeniukai. Mama, kas čia? Senelis besmegenis toks. Žinai, kur taip reikia paspausti? Parodyk. Va daug mamytė padarys. Va taip padėdi pirštą. Va. Čia. Šalta. Ranką duok. Ką, mama? Vabalus, kur tas matai? Katinėlė. Paglostim tave. Miau, miau, miau. Eisi su manim dabar? Nu, žinok, namo aš tavęs negaliu neštis, turiu tokius padų jau. Sekioji dabar mane. Tai labas rytas. Šiandien jau pas mus vėsoka. Jau man dukra sakė, pažiūrėjau telefoną, šiandien buvo ryte. Ar 9 ar 7 laipsniai, tai čia jau yra rekordiškai žema temperatūra ryte. Einu dabar pasimsiu savo didžiąją. Jin dažniausiai eina su kaimynų dukra į mokyklą, bet ta mergaitė biškį vėluoja šiandien, tai aš nuvesiu. Nes aš nenoriu, kad vieną rytą eitų, nes biškutį dar man per daug tų kamščių, galvoju, vaikas užsimegos biškį pavojinga. Nebereikėjo man vesti, nes kaimynė mergaitė eina ir jos mama veda, tai sako, tu jau gali nebeiteik, sako, šunis vedžiot. Aš šiandien išėjau tokiam gražiom mediniam kojinėm, super stilius. Tai eisim dabar šunų vedžiot ir dar noriu pažiūrėti, ar mūsų tenais daro ten kažką, kur aš jums vakar rodžiau, kad kažkas lygtais ir vyksta. Aha, kažką padarė, bet aš gali būt, kad aš labai nusivilius, nes ten turbūt ne tas yra, ko aš galvojau. Tai va tenais daro, vakar pradėjo daryti sceną, bet aš galvoju, ar ten bus, mano šunis jau pykstas. Ar ten bus scena koncertam to kalėdinio laikotarpio šventinio, arba ten gali būt, kad tiesiog dės ekraną, arba ten tiesiog bus ekranas ir per jį rodys futbolo varžybas. Tai aš to bijau, kad to nebūtų. Nes aš taip jau apsidžiaugiau, kad bus scena ir gal jau čia viską padarys. Ir žiūrėjau mūsų rajono puslapį, nieko visiškai apie tai nėra. Tai gal jau būtų pranešę. Nes yra čia nekartą buvo, kai svarbios futbolo varžybos ir padaro sceną ir čia ateina žmonės žiūrėti ir čia tiesiog. O dabar eisim šunis vedžiot, nes jau jie čia pykstas abudu. Koks mano apsimegojimo lygis? Išėjau į lauką su tapkim kambarinėm. Pirmą kartą gyvenimą. Nu gal antrą, bet esu grįžus, dabar nebegrįžau. Nes jos realiai jos yra laukinės taškės tokios. Tai aš jas dėjau kambarį. Tai dabar teks manęs podus gerai nuvalyti. Čia yra toks apsimegojimo lygis. Wow. Va kaip apstoja magis. Maksai, iš čia prašo dėmesio, sako, su manim žais. Aš kai juos kiekvieną kartą išvedu, aš jaučiu žmonės galvoja, kad aš jų nevedžioju, kad pirmą kartą per metus išvedu, nes jie laksto kaip nutrūkę. Maksas tai šiaip jis yra tas toks medžioklinis šuo, tai jisai tiesiog pagal kvapus, jogis jam iš paskos ir reikia, kad paskui mane žiūrės.
Nes esu vieną kartą bandžius atskiri dažyti, jie eina normaliai, kaip priklauso, jogis tiesiog tampo pavadėlė. O šiaip labai gražus rytas. Saulytė šviečia, nors vėsokai. Einam. Laksto mano bepročiai. Aš šiandien tokia esu užsimiegojus, nežinau, miegot gan normaliai. Bet aš dažniausiai prieš miegą mėgstu susitvarkyti, dar pabaigti virtuvę tvarkytis, nors šiandien kaip atsibudo vis tiek labai apjauta, nes dabar, kadangi išpakuoja vaikai tas dovanėlės ryte ir išpakuoja tiek tą kalendorių, kurį aš padarau, ir tas Barbie dėžutės, tai, užtrunka kokį 10 minučių, tai mes po to labai turim skubėti viską. Ir aš nenoriu jų anksčiau prikelti, nes, nežinau, man gaila vaikų anksčiau jas kelti, taip saldžiai miega. Ir dar kažkaip pastebėjau, kad jau šią savaitę, va jau nuo gruodžio 1 tie rytai tokie daug tamsesni, negu buvo prieš savaitę, prieš 2. Matyt, man dar tas labai jaučiasi. Sakau, va, išėjo ponė, su tapkim, su melinom kojinam. Ko negyvenims. Bet nieks nesupras, nes čia mano tos tapkės, aš realiai jas kaip pirkau, aš jas pirkau laukia dėvėti ir aš jas dėvėdavau, nes čia realiai kaip Birkenstoko feikas, tu tokių tapkių uždarau, čia iš Oišo parduotuvės, aną vasarą pirkau, man atrodo, pavasarį, ir aš jas dėvėdavau vasarą laukia. Ar užpritą, gal nebeatsimenu, man atrodo, užpritą vasarą. O dabar, ne, tu nelip pas mane purvinas, nelip. Ir dabar aš jas po kambarį dėjau, dabar reikės man padus valyti, svarbiausia, jeigu šuns kaką nelipt, kad nereikėtų gramdyti. Tai va toks tas rytas nuostabus. Labai gražus rytas. Tikiuosi jūsų rytas netoks užsimiegojęs kaip mano. Pirmą kartą išėjau į gatvę, į lauką su kartą. Aš susirašiau į miestą, važiuosiu, ištraukiu Instagram'ai kortas ir pagalvojau, gal reikėtų ištraukti vėl jums kortas. Galvoju, gal vakar taip įdomiau buvo. Tai galime vėl išsitraukti šiandienos kortas, pažiūrėti, kokia šiandien jūsų energija. Taigi vėl bus 2 grupės. Galit dar negalvoti apie grupę. Geriau iškart apie grupę nenusistatyti, kuri pirmą ar antrą, o rinktis kortą. Tai va, vieną iškrito. Taigi turime 2 kortas. Pirmoji korta ir antroji korta. Ir aš matau, jos abi iškrito apverstos. Čia taip įdomiau. Taigi žiūrime dabar pirmą kortą. Taigi pirmoji korta turime apverstą lazdų 9. Tai jeigu ši korta būtų atversta normaliai, tai rodytų, kad labai kovoji už save pastoviai, kad jauti tokį kaip, ne tai kad puolimą, bet nuolat turi už save kovoti, iš visų pusių savį įrodinėti. Bet tu vis tiek dar stovi ir susitvarkai su tuo, bet kai neapversa, tai rodo, kad jau truputį nebesusitvarkai, jau čia yra per daug tau ir ta korta tave ragina šiandien geriau atsitraukti, nesivelti ten visur. Ir taip sakant, kaip angliškais yra posakis choose your battles, tai pasirink, už ką verta kovoti ir nešvaistyk energijos ten, kur jau nebeverta, nes ta korta, rodo ir tokį, ir tokį jau nuovargį, apsikrovimą viskuo, kai jau visko truputį per daug, tai jau geriau šiandien atsitraukti, nebesikovoti ten dėl visko ir geriau pailsėti. Ir gali jausti šiandien tokia jautresnė, pažeidžiamesnė ir gali jaus, kad visi iš visų pusių gal puola, reikia gintis, bet žinok, kartais geriau atsitraukti ir, taip sakant, tyla gera byla. Antroji grupė yra irgi apversta. Bidonai, tu šiandien labai nori būti čia. O Jėzau, ateik, aš tave čia paglostysiu. Diežiau, ar tu kaip mano šuo pasidarai? Tai čia yra monetų 6. Jeigu jinai būtų normaliai atversta, nežinau, man taip būna, paprašiau kartais žmogui paaiškinti, kuris nežinau apie taro, tai kai jinai būna normaliai atversta, tai jinai rodo tokį tolygų davimą, gavimą, dalinimąsi, kiek duodi, tiek gauni, bet kai jinai yra apversta, tai tokį rodo disbalansą, tu gali jaustis, kad tu per daug duodi, bet tau neteina niekas, per daug dalinies, bet tau nėra pagalbos, visiems ištiesi ranką, bet tau nepadeda, arba atvirkščiai, nepriemi pagalbos, gal kažkas siūlo pagalbą, net ir finansinę, ar tiesiog žodžio pagalbą, darbų pagalbą ir nepriemi to. Tai šiandien ir šitą kortą taip pat kalba, bet čia labiau iš tos pusės, kai tu daugiau duodi, daug visko apsiėmė ant savo pečių ir jautiesi neįvertinta, jautiesi, kad tau net nepadėkoja gal už tuos dalykus, kuriuos tu darai.
Tai šitą... Kodėl tu man kandė? Ar tu šuojasi? Kanda katinas. Nu, ar turit kas nors tokį katiną, kuris kandžiuosi? Ir šitą kartą taip pat kalba apie ribų nustatymą. Tokį mokėjimą pasakyti ne. Jeigu matai, kad tau tas neapsimoka ir tas žmogus tau, tarkim, ten nepadarys to, ką tu jam padarysi, auč. Tai jau geriau pasakyk ne. Ir šiandien geriau susilaikyti nuo tokių skolinimusi taip pat. Nes šį kartą kartais ir kalba, tai bendresnė prasme apie tai, kad sunku atiduoti skolas, sunkiau su finansais, tai čia tokia bendresnė, bet geriau šiandien nesiskolinti ir niekam neskolinti per daug ten į finansus kažkur nelysti ir nedraskyk megztinio. Bidonai, ar tu šiandien išprotėjęs katinas? O dabar mes keliaukime į miestą, jau čia Laurita biškai pasipašė, kad nebebūčiau tokia apsimegojus ir tikiuosi neišeisiu į miestą su tapkėm. Kosmosas. Nu, va, Laura su tapkėm, bet ne kambariniam. Tai pasiėmiau ir kompiuterį, nes nežinau, kada aš čia grįšiu, gal sustočiau kaviniai prie vaiko mokyklos video paredaguoti. Bet su tą aš eisiu, kad nestampyti ir einam dabar ieškot mašinas. Mano vyras ją priparkavo ir neatsimenu kur. Nu, šį kartą mašina jau nebesmirda visokiais kefyrais. Jau nebepalieka niekas maisto, tikiuosi. Atgal negrįžo, pažengė žodžiai linija ir pasiklydo kelrodės, žvaigždės nepadės, tai ir nežiūrėsiu, užsimerkiu, išėjus į trankos. Buka dar buvo greitai. Nu, va, matėt, kaip čia močiutės eina pinigų prašyti. Nu, tai daviau močiutė, nežinau, kiek ten turėjau, gal 30 lyrų radau grinųjų greitai. Servetėlių štat gavau, va. Business. Nusišypsai, aš lieku apšalęs, jei galėčiau duoti, atidu pasauliui padariau. Kam dėkot, kad tau aš priklausau. Tu žinai ir vis taip prie mane laiko, ką šitam su saulė pakil, ateik su aušrom. Čia aš šok.
indirim sordular. Online'da indirim var. Baigės mano apsipirkinėjimai. Važiuosiu jau namo. Tai kaip ir planavau, į 2 valandas sutilpu, nes nenoriu aš čia labai ilgai vaikštinėti. Nupirkau kelis dalykus dar vaikams į kalendorių. Kažką dar pirkau. Vaikų dažų į mokyklą. Pavalgiau, tiksliau atsigėriau kavos, nes aš namie buvau pavalgius, norėjau deserto. Savo mėgstamiam sučiūrų ir aš ten užsisakiau. Ir man, ir net nes aš pasakiau tam padavėjui, sakau, neteina mano čiūros. Sako, toj pažiūrėsiu. Ir atneša į tą stiklinę. Ir dar po to man atneša vos ne tokią pat porciją. Ir lėkštutėje aš tokia sakau, čia per daug. Sako, tai mes čia biškai per vėlą atnešėm dar darėm. Sako, aš tiek nesuvalgysiu. Tai nieko, sako. Tai aš ir palikau, aš ten gal 3 suvalgiau. Aš einu jau palengva savo vaikučių pasimt. Tai dar norėjau pasakyti, vakar minėjau, kad 4-dienį kažką aš ten veiksiu įdomesnio. Tai rytoj jau yra ta diena, kai aš jau einu į Sadguru, vidinės inžinerijos, inner engineering, ten tokius mokymus. Ten realiai mokins kažkokia tokia yra specifinė meditacija. Aš neatsimenu pavadinimą, man labai sunkus pavadinimas, jeigu rasiu ir nepamiršiu, parašysiu čia pačioj. Tai rytoj vakarą, tas bus mano 7 valandą iki 10 ar po 10. Tai rytoj vakare, 5-dienį vakare ir 6-dienį, sekmadienį nuo ryto iki pietų. Tai aišku, aš čia nefilmuosiu ir net jeigu galėtų turbūt tokių dalykų nefilmuočiau. Nes ten noris vis tiek būti viduj ir ten šis, man atrodo, negalima, nes tu negali tos informacijos dalintis apie tos mokymus. Nes vakar aš ten jau gavau formą užpildyti, ten truputį apie save papasakot. Tai ten ir buvo, kad negalima netgi tos informacijos niekam sakyti, nes ten, ta meditacija tokia yra kitokia ir negali niekam jos pasakoti. Išlindo labai saulė, tai užsidėjau akinius nuo saulės. Tai man gal keista, kad ir tai vakarė bus, nes man vakarė tokia valanda, aš anksti apie 9-10 aš jau miego noriu. Bet šiaip labai įdomu, kaip ten kas bus. Tai jau 5-dienį, aišku, viską papasakosiu, ką aš ten patyriau ir kaip ten kas. O dabar jau, manau, atsisveikinsiu. Jau baigiam šitą mano 3 dienos vlogmas video. Ir iki rytojaus.